Sveiki, čia Mantas iš Matiekos. 22 uždavinys su aritmetinėm progresijom. Tai duotas, kad pirmoje salės eilėje 40 kėdžių, tai pirmasis narys vadinasi yra 40. Tada dviem mažesnis, tai čia aišku bus mūsų skirtumas -2. Ir paskutinis narys yra 10, tai mums reikės tiesiog surasti, kam lygus n. Ką žinau, iš kurios čia formulės gal paimsiu iš pirmosios. A-tasis, tai naudoju paskutinę, naudoju šitą formulę, tai įsiveduk A-tasis yra 10 lygų pirmasis 40 plus mūsų d yra neigiamas 2, kadangi yra mažėjančia progresija, tai -2 ir padauginta iš n minus vieneto, nieko nepadariau, tiesiog susirinkti, kiek susirast n, kiek iš visų yra eilių. Tai sprendžiant, jeigu šitą lygtį keliam 40 į kitą pusę, tai -40 lieka -30 lygų atsiskleidžius kliaustelius bus -2n, tada neigiamas su neigiamu padaro teigiamą. Tai +2 ir pasidalin iš pradžių. Atimam 2, liks tada -32 lygų -2n. Ir aišku, n lygų 16. Tai turim iš viso 16 eilių. Sekanti tada dalis uždavinio, imsiu sumos formulę, kadangi žinau tiek n, užmėsiu, kad įtraukti n, kadangi turim n, turim pirmą paskutinį, tai ką tiesiog ką reikia padaryti. Tai Sn bus lygų 40 plus 10 padalinta iš 2 padauginta iš 16 eilių. 500 iš 2, 25, 25 kart 16, 400 ir lygu 400. Tai atsakymas tiesiog 400, gan paprastas vėl uždavinys. Jeigu norėsite pamatyti kitų uždavinių sprendimus, nuoroda komentare. Tai dėkui ir iki kitų uždavinių.